geras. Labą dieną. Tave iš karto išgirsti. Jaudinuos. Visas raudons. Bet svarbiausia, kad lygiai būtų. Nu tai va, tai dabar žiūrėkit. Jau nelygiai. Baig. Jau nelygiai. Taip jau rankas dreb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia neplėtkint susirinkom. Važiuojam. Važiuojam ritualų. Seniausias ir geriausiai išsilaikęs medinis dvaro pastatas, Kauno namas. Tai irgi aišku dabar jau praradė tą visą savo puošnumą, bet atkreipkite dėmesį į langus. Dar iš lauko žiūrint jie irgi žemė atrodo, bet jeigu iš vidaus žiūrėt, jie beveik nuo grindų prasideda. Tai kad ir mūsų kokie tie bajorai buvo, nestatė mūrinių dvarų, bet kopijuodami prancūzus, stengiasi daryti langus nuo grindų, bet mūsų klimatas, sniegas, viskas, tai ne visai nuo grindų darydavo, vis tiek truputį pakelti. Bet jie čia yra žymiai žemesni negu tradiciškai Lietuvoje. Žiūrkės to jis. O, kokių vaistų, narkotikų. Bet kas įdomiausia, kad po to atėjus sovietai, aišku, ten viską atėmė, Variakojus spėjo į vakarus pasitraukti, jisai nuo rusų nenukentėjo, bet kada jau vėl tapo Lietuva neprigulminga, tai šitą dvarą grąžino Variakojų ir Končių palikuonims. Tai man labai keista, jeigu Variakojus buvo nusipirkęs, prikos čia dar Končių. Patraukt? Vaida, Julių paėmėm. Velnias eidamas pėdas paliko. Kad jūs žinotumėt, kiek aš ieškojau šito akmens. Senam žemėlapį, nu nesenam, tokiam kelių žemėlapį per ką pažymėtas lankytinas objektas. Važinėjom, laukus, kaip nerandam, taip nerandam. Pasvietikus, teko cigaretėm vaišin. Jinai nežino. Cigaretėm vaišinom tokį panašų, nu ne tokio lygio dvare, bet tokį bomžą gyvenam. Tai apskritai nesigaudo nei kokia diena, nei koks metų laikas. O gyvenimas. Tai čia kas sveikatos įgauna? Ar išteka moteriškė, kuri pasėdė? Ne, tiesiog legenda buvo, kad va, bėgo, skubėjo, nešė akmetį, iškrito dar, lipo nuo to akmens ir paliko pėdą. Nu, čia medžiotojų turim, tai kiaulė būtų nepadorų kept. Medžiotojų kiek? Jo, sakės apie tūko, pradėjo bėgti, kiek važiuosi. Ar šilda čia nors kiek? Labai gerai, labai gerai. Tik reikia... Kojom. Ten buvo kampinis bokštas,
Toliau va pylimai buvo apjuosti, va čia yra vienas upelis, kitas dviejų upelių santakoj. Buvo vadinama batalioninė pilis skirta ne Rubežiui, bet apsaugai svarbių kelių, kur iš Gardino į Rygą ar kažkur tas kelias, dabar jau praradęs, aišku, savo reikšmę, ir tuo pačiu vidurio Lietuvos apsaugai. Jau tam, kad parodėt va tą maždaug teritoriją, kaip jinai ribojasi, o dabar jau čia gal kokie metai nebuvęs, pabandysim, va tie, na, anksčiau būdavo galima įlysti. Ar kartą paklaus, ar tikrai nori, tu žinai. 16. Gaziuko. Gaziuko varyk. Ką? Arba atsargiai, arba greitai reikia. Gerai, gana. Nieko čia nebus, reikia man traukti. Ne, aš jau iki šau. Kas viskas gerai? Dirbtinis intelektas dabar valdo. Tai gerai. Tai gerai, kad tik dar nukreipė, bet nežinau, reikia važiuoti. Jo. Tai jau. Pagalvojus, kas pavasarį dėdasi arba rudenį čia nais. Bet tai jeigu čia būtų buza, tai čia šakės būtų. Tai ką iš jo sugalvoja? Tai kaip smaigų. Tamam, tai dar kai daug kalbinai. Neradai gerų kalnų? Jo. Ačiū jum, oi, kokia šalta ranka. Drausė.
Viso. Iki pasimatymų. Jutana. Viso, iki sekančių. Ką, Edvardai? Ką, iki. Man tai sėkmės tada. Iki sekančių. Taip. Nu, iki jau. Iki sekančių. Davai, viso. Paklusniai tiesai ranką. Audriau, iki. Aš čia taip jėkis blizgit. Ai, čia Julius. Čia šviečia. Bet jeigu kyla tokia mintis susitikt, galim susitikti ir ne...